Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojų. Brangus senjorai ir visi susirinkusieji, džiaugiuosi šiandien galėdamas sveikinti jūs šventoje mišių aukoje ir pasidžiaugti kartu, dėkodamas Dievui už šventimų dovaną, kuri vyko Kauno arkikatedroje bazilikoje prieš 49 metus. Tai šiandien melsimės, dėkodami Viešpačiui ir kartu prašydami Dievo palaimos jums visiems. Kadangi prasidėjo maldų į Šventąją Dvasią devyndienės, pirmiausiai kreipsimės į Šventąją Dvasią, kad ji vadovautų mums gyvenimo kelionėje. O dvasia Viešpatie nuženk savųjų sielose gyvenk, pripildyk malonių iš dangaus krūtinę tikinčio žmogaus. Šventos lydina aukščiausio Dievo dovana, šaltinis meilės tu esi ir žygiams dvasią įkvėpi. Septyniomis dovanomis sujungi Tėvą su mumis, Sūnaus žadėta atėjai, kalbų daugybę prabilai. Galingai protą mus apšvies ir širdis meilę tu palies, kad nepalūžtų mums valia, ją stiprink amžina galia. Tu blogį sielose naikink, vienybę taiką vis gaivink, vesk mus tvirtai tiesos keliu, padėk išvengt skaudžių klaidų. Mums Dievą Tėvą pažink, jo Sūnų amžiną pamilk, dvasia tu meilės jų bendros, tave tikėsim visados. Mes Dievą Tėvą šlovinsim ir Sūnų prisikėlusi ir dvasiai šventai garbė. Amžius viskam vis. Amen. Atsiųsk savo dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja. Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja. Melskimės. Dieve, tu tikinčiųjų širdis apšvieti šventosios dvasios šviesa. Leisk mums tos dvasios dėka visą, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Melskimės. Dangiškasis Tėve, Kristaus prisikėlimu sugrąžinęs mums teisę į amžinąją laimę, kelk mūsų širdis į išganytoją, sėdinti tavo dešinėje. O kai jis didingas ateis pasaulio teisti,
visus savo vaikus apdovanok palaimintojo nemarumu. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš apaštalų darbų. Pauliui esant Korinte, vieną naktį viešpats regėjimą jam prabilo. Nebijok, kalbėk ir netylėk. Aš esu su tavimi ir niekam nepavyks tau pakenkti, nes šiame mieste daugelis žmonių manėja. Taigi jis ten pasiliko metus ir 6 mėnesius, skelbdamas jiems Dievo žodį. Galijonui, būnant Achajos prokonsulų, žydai visi kaip vienas sukilo prieš Paulių, nusitempė jį į teismą ir ėmė skųsti. Šitas žmogus įkalbinėjo žmonės garbinti Dievą įstatymui priešingų būdų. Pauliui besirengiant prabilti, Galijonas tarė žydams: jei klausimas liestų nusikaltimą ar piktą darbą, aš, žydų vyrai, pagrįstai jūsų paklausyčiau, bet kai liečia mokymą, vardus bei jūsų įstatymą, spręskite jūs patys. Aš nesutinku šiuose reikaluose būti teisėju. Ir pavarė juos iš teismavietės. Tada visi graikai užpuolė sinagogos vyresnįjį Sostenį ir teismokysėjį sumušė. Galijonas į tai nekreipė dėmesio. Paulius pabuvojo Korinte ilgesnį laiką, paskui atsisveikino brolius ir kartu su Priskile bei Akvilu iškeliavo į Siriją. Kenchirėjoje jis nusiskuto galvą, nes padarė įžadą. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Dievas visos žemės valdovas. Dievas visos žemės valdovas. Plokite delnais visos tautos. Džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą. Vai šiurpulinga Dievo didybė. Tai visos žemės aukščiausias valdovas. Dievas visos žemės valdovas. Pagonys privertė mūsų klausyti. Paklojo tautas mums po kojų. Jis mums paskyrė šią tėvų žemę. Didžiuojasi ją Izraelis, tauta jo mylimoji. Dievas Visos žemės valdovas. Kai žengė Dievas aukštyn, linksmybė aidėjo. Gaudė trimitai viešpačiui žengiant. Vai skambinkit Dievui, giedokit. Skambinkit, skambinkit mūsų valdovui. Dievas visos žemės valdovas. Alleluja, 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 alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau viešpatie. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Iš tiesų sakau jums, jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Gimdydama moteris būna prislėgta, nes atėjo jos valanda. Bet kūdikiui gimus, ji kančią užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasaulyje žmogus. Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jūs vėl pamatysiu. Tada jūsų širdis džiūgaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims. Ta diena jūs mane nieko neklausinėsite. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangus broliai ir seserys, nepaprastai džiugu, kad jau visiškai priartėjo šeštinių šventė. Tai yra viešpaties Jėzaus žengimo į dangų diena. Ir šiandien Evangelijoje jau po truputėlį ta mintis paliečia mus visus. Išganytojas primena, kad pasaulyje mūsų laukia išmėginimai, priespauda, kančios, bet visa tai praeina, visa tai trunka tik valandėlę, o po to mūsų laukia amžinieji namai dangaus tėvynėje. Todėl viešpats mus kviečia į tikrąjį gyvenimą, kuris niekada nesibaigia, ir primena, kad mes neliūdėtume. Tik tai valandėlę mes esame atskirti nuo viešpaties. Tačiau viešpaties meilė tokia gili, kad ji pasilieka su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos švenčiausiame altoriaus sakramente, kaip gyvoji duona nužengus iš dangaus. Ir užtikrina, kas valgys šią duoną, gyvens amžinai. Taigi mums labai miela, kada išganytojas mus visada stiprina, drąsina, maitina ir džiugina. Jis primena mums drąsos, nebijokite, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Tad žemiško gyvenimo kelyje ištikimai vykdykime jo valią, kad galėtume visi pasiekti dangaus tėvynę. Visuotinės maldos. Šventoji dvasia tai meilės ryšys tarp Dievo Tėvo ir Sūnaus. Maldaukime, kad visi žmonės norėtų ir pajėgtų tapti tos šventos meilės dalininkais. Tarsime, prašom tave viešpatie. Duok jėgos ir ištvermės šventajam tėvui šioje žemėje atstovaujančiam Kristui, kad jo nepalaužtų joks nedėkingumas ir priešiškumai. Prašom tave viešpatie. Palaikyk teisingame kelyje visų tautų ir rasių žmonės, kad nepasiduotų neapykantai ar norui kitus pavergti. Prašom tave viešpatie. Leisk džiaugtis tavo duotų gyvenimu ir dvasios laisvė visiems, kurie skleidžia santaiką ir meilę.
Prašom tave viešpatie. Apšviesk ir tuos, kas vykdo terorą ir priespaudą, kad liautųsi ir atsitaisytų visą, ką bloga kitiems yra padarę. Prašom tave viešpatie. Duok ir mums šioje tavo šventovėje susirinkusiems malonė savo veiksmuose vadovautis ne pasaulio, bet tavo dvasia, malonės, dorybių ir tiesos dvasia. Prašom tave. Laimink viešpatie Lietuvos prezidentą, Seimo narius, vyriausybę, suteik jiems šventosios dvasios dovanų. Prašom tave viešpatie. Laimink viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, o žuvusiems laimingą amžinybę. Prašom tave viešpatie. Laimink viešpats pasaulio galinguosius, kad jie visus sprendimus priimtų pagal Dievo valią. Prašom tave viešpatie. Dėkoju tau viešpatie už kunigystės malonę ir meldžiu palaimos visiems mūsų kurso draugams, o tiems, kurie jau amžinybėje, suteik viešpatie jiems amžiną Dievo veido regėjimą. Prašom tave viešpatie. Nuolankiai maldaujame tave, šventoji dvasia, šventumo ir jėgos dvasia, kad ištvertume sielos kovoje lygi džiaugsmingos pergalės su tėvu ir sūnumi, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Garbėtau Dieve. Iš tavo dosnumo turime duonos, kurią aukojame tau. Ta žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Garbėtau Dieve visatos, kurie iš tavo dosnumo turime vyno karalystę. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Te priima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Maloniai priimk viešpatie savo šeimos atnašas ir toliau remk ją savo pagalbą, idant neprarastų per šias Velykas gautų malonių ir pasiektų amžinąją laimę. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave viešpatie garbinti, o ypač šiuo didingu laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų avinėlis Kristus jau yra paaukotas. Jis ant kryžiaus paaukodamas savo kūną įvykdė, ką ženklino senosios aukos. Gyvybę dėl mūsų išganimo tau atiduodamas parodė, kad jis ir kunigas, ir aukuras, ir aukos avinėlis. Todėl Velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Šventas, šventas, viešpats galybių Dievas, tėvas ir dangus, į žemę jūrą eis, Osana, Osana, Osana.
Tikrai, tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios galia pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame Viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau Viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiajam pasaulį, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Leoną XIV, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius, ypatingai iškeliavusius į tėvo namus senjorus, mūsų kurso draugus, jie užmigo su viltimi prisikelti ir visiems tavo malonę baigusiems žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesųjį veidą. Pasigailėk, melžiame mūsų visų ir leiskim drauge su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame tau visą gali Dieve Tėve su šventąja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Melskimės, kaip Viešpats Jėzus Kristus mus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Telydi ir tave. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums, ramybė jums, ramybė, ramybė.
Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes pasigailėk. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas, tesaugo mane iš dangių. Mūsų viešpats Jėzus Kristus yra paaukotas dėl mūsų nusikaltimų ir prikeltas mums nuteisinti. Aleliuja. Aleliuja. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Amen. Kristaus kūnas ir kraujas. Tavim tikėdamas
Melskimės. Nuolat meilingai globok Viešpatie išganimą ant pašauktąją tautą, kad tavo sūnaus kančia atpirktieji galėtų iš visos širdies džiaugtis jo prisikėlimu iš numirusių. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigiai bažnyčioj kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųsk darbininkų į savo vynuogyną, siųsk savo bažnyčią vertų kunigų, atsiųsk brolių ir seserų vienuolių, duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius įsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanoji mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvesto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patar, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad Viešpats ir toliau lydėtų mus gyvenimo kelionėje, o šventoji dvasia vadovautų mums, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės. Te palaimina jūs visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir šventoji dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Sveika Marija, Motina Dievo, dangaus mums duota naujoji Ieva. Atmink mus teikis savo širdyje, melsk už mus Dievą. Sveika Marija, sveika mergelė, nesuteptoji, kančioj mus guodė, ligoj globoji, o kvepiančioji dangaus lelija, duok sveiką orą, sveika Marija. Tu žemėj Dievą gimdei pelėjai, dangaus valdovą, mūsų atpirkėja, tegul mūsų šaliai palaima Marija, gink mus nuo bado, sveika Marija. Žirti savo sūnaus regėjai, ašaras graudžias po kryžium liejai, per savo kančią lyg Kalvarija, duok mums kantrybės, sveika Marija. šventa Mergelė, pilna
vienybę platį, sutaikink žmonės, naikink rūstybę, visų širdyje, suteik ramybę, sveika Marija, šventoji motin, visų tyriausia, duok nekaltybės, dora brangiausia, naikink širdyje, pikto vergiją, duok Dievo meilę, sveika Marija. Karalienė visų šventųjų, išgirsk meldimą žmonių kaltųjų, neleisk mums žūti baisioj ugnyje, nuvesk į dangų, sveika Marija, neleisk mums žūti baisioj ugnyje, nuvesk į dangų, sveika Marija.